versija antroji. Kodėl antroji? Kadangi prieš tai kaitiklis būtent šitas Amitas turėjo tik tais single coil galimybę. Tai yra vieną coilą, dabar galima įdėti du. Ir šiandien mes kalbėsim apie Amitą antroji versija. Kodėl aš pasirinkau šitą kaitiklį padaryti apžvalgą? Kadangi jis yra išėjęs labai nesenai. Maždaug mėnesio bėgyje atsirado jisai tik tais Amerikos rinkoje ir labai daugam jisai patiko. Ir visi topiniai apžvalgininkai, tai Brave Trippers arba Pibų Sarda jau yra padarę šitam kaitikliukui apžvalgą, tai atėjo ir mano laikas. Kai matėte, komplektacija yra tikrai daug labai visko faino, yra papildomas chimney, kas leis jums padidinti nuo 3 ml iki 6 ml jūsų visą tanką ir tuo labiau. Garinant su būtent šitą mažoje versiją, kurią matėte dabar iš dešinės pusės, ji leidžia jums labiau pajausti skonį, bet talpa yra šiek tiek mažoka. Įdėjus papildomą kaminą ir įdėjus naują bakelį, kurį galima surasti. Štai čia papildomą stikliuką galima padaryti iš jūsų kaitiklio 6 ml tanką ir pilnai įmanoma bus įgarint ant didesnių vatų ir nebijant apie tai, kad skystis jau toj baigsis. Kadangi uždėjus būtent šitą mažąją versiją 3 ml talpos bakelį, jums užteks tikrai nelabai daug. Garinant maždaug ant 20 vatų, gal kokie 15 minučių realiai jūsų bako jau talpos nebus, jokios skystis bus visas išgarėjęs. Tad būtent už tokį galimybę padidinant mūsų talpą labai dėkojam Gigvape kompanijai, kuri padarė Amit V2. Čia yra postless dekas, reiškia pas jūs nėra, kaip visi žinome, postų. Tai pas metu tokių ragelių, kur mes galime įkišti vieną koilą, antrą koilą iš kitos pusės, jų čia nėra. Kai matome dabar ant video, kad koilą dedasi kojelėm į apačią, tai reiškia, kad jį subuildint yra labai paprasta. Taip pat vyrai pasistengia, kad galima būtų labai paprastai jį suvykinti, arba kitaip tariant, įsidėti vatą. Iš tiesų, man tai užtruko padaryti nelabai ilgai, tiesiog paėmiau 2 gabalėlius vatos, 2 kraštelius, įdėjau į apačią ir viskas. Jokio lykingo, jokio draihito, galima traukti kiek tik panorėję ir jokių degėsių bei skysčio tekėjimo per airflow arba per oro padavimą pas jūs tiesiog nebus. Šitą kaitiklį aš anksčiau garinau su vienu koilu, kadangi tai buvo maksimaliai, ką jis mums leidžia, ta prasme vienas koilas ir viskas. Dabar yra galimybė įdėti vieną koilą arba taip pat ir 2 koilus. Šiuo metu čia savo esu įsidėjęs 2 alinus po 7 apvijas ir galiu pasakyti, kad skonis kaip su mažesnė talpa, kaip su didesnė talpa yra tikrai neblogas. Kai matome, Drip Tipas yra nepaprastas, kaip turi daugelis kitų kaitiklių, pavyzdžiui, Faraonas yra iš tiesų čia tiesiog įmontuotas, bet tiesiog juodas. Čia padarė būtent Gigvape komanda kažką naujesnį ir man jau yra parašytų žmonių, kur galima nupirkti būtent tokį Drip Tipą. Jis yra čia kažkoks rudas, būtent štai toksai. Ir iš tiesų atskirai pirkti, nežinau, ar tai yra įmanoma, bet kažkiek ir tikrai jis gali pagražinti jūsų kaitiklį. Kalbant apie koilus, galima įdėti realiai praktiškai viską. Arba vieną didesnį 5 mm apviją daryti, arba porą mažesnių yra tikrai įmanoma. Kadangi yra tokių kaitiklių, pavyzdžiui, kaip Gigvape Griffin 25, kur galima įdėti po 2 koilai, 4 koilai arba šiek tiek storesni koilai jau nelabai telpa. Realiai čia galima sutalpinti labai daug visko ir ar tu esi naujokas, ar tu esi patyręs garintojas, tikrai jokių sunkumų kaip su vatos dėjimu, taip pat ir su vielos įdėjimu tau tikrai nebus. Kągi, maždaug tiek yra su Amitu V2. Kodėl V2? Nes galim įdėti dabar ne vieną koilą, o 2 koilus. Ačiū visiems už peržiūrą. Šitą video galėsite surasti taip pat ir ant royals.lt žodinės parduotuvės. Tiesiog nuėję į Amit, paspaudę ant linko ir matysite po apačią bus įdėta taip pat video apžvalga visų naujienų. Pas mus kažkas atsiranda naujo, padarysim tam apžvalgą. Kažkokie nauji faini skysčios naujienos, gal kažkas ar tiesiog pritrenkiančio. Taip pat mes tai nufilmuosim ir būtinai jūs su tom supažindinsim. Ačiū visiems už peržiūrą, dėkit like, padėkit mums augti, padėjus taip pat subscribe. Bandysim visą laiką gerinti kokybę garso, video, ko tik tai yra įmanoma. Bus galbūt visokiausi giveaway šitam būtent kanale Go for Vape. Dar kartą ačiū visiems už peržiūrą, pagarinkim ir eisiu galbūt miegoti. Kągi,
Visiems gero gero.